sekasi jums, Araldai? Varom pasversim. Žodžiu, atvykom su kolektyvu į Rygą, į Latvijos sostinę. Ir mes tikimės, kad atvarom ten, kur reikia, ne? Varom prasieisim, kadangi vis tiek man reikia numest svorio daug. Visus kokius 300 gramų. Ulai reikia numest svorio. Araldui reikia priaugti svorio. Turistai atvažiavo. Dabar tokie laikai, reikia viską filmuoti. Tikina, ar moka angliškai. Angliškai moka, o... I'm weak. Okay. Okay. Show me long tongue. Esam už lango ir Aldas lipa, nori sverti normaliai ir... Opa, su drabužiais į talpą kategoriją. Šaunuolis. Ula, kur tu? 400 gramų numečiau variantą. Ula, jeigu kažkur galėsi bėgti. Ula, PM2 vaikelė, PM3, nesu nevidėt. PM2 ir kokie 8. Galimai teks pasportuoti kartu su manim. Pažiūrim. Ula, ruoškis bėgimui. Kvėk. 7. Vaitindam, pasisvėrėm, Ula pasisvėrė, Araldas pasisvėrė, Araldas svėrė 1,5 kilo mažiau negu reikėjo. Aš 5 gramų, sakant, lygiai, Ula 8 gramų. 800, bet su nuolaidom, ar ne? Jo. Nu, realiai, gal ir leidau, gal pusę kilo jums leidžiu pakiloškų, nežinau. Žodžiu, teisėjai nekankino Ulos, sakė viskas gerai. Varom daryti čekiną ir į kur? Valgyt, jėga! Aš niekada nesityčiu. Aš, kaip sakant, parodau, kaip gali būti, kaip reikia dirbti. O, kaip tik, tikės ir net neieškau, paieškau nieko. Noriu pabrėžti, kad aš realiai tik telefoną pakėliau ir jau tokie vaizdai. Ne, tai jis jaučia tavo telefonas, kai jis šalia. Jaučia, čia manau tik to, kas mane seka, iš tikrųjų. Tusinti iki sekmadienį. Aš tusinti, aš galvoju, tada eisim tusinti iki sekmadienį. Vaikai čia, o mes į... Aš tu ir... Į eterį nekalbėk. Aš kaip kameristas. Eisim į miestą, Rygoje nesu buvęs 10 metų. Pasportuosim. Taip. Tai viską. Ruoškis, viską turi. Realai, gal tu vakar prie durų tokie. Blemba, aš galvoju, kažkas 15 minučių kažkas daro. Jau galvoju, eisiu knyčių protą kažką. Tai taip, nes aš pirmą kartą tai jau neveikia. Paskui grįžau, Ula davė kitą raktą, tas irgi neveikia, nusileidau, pasiėmiau. Tai tau reikėjo pamažinti, o tu ten... Irgi. Kaip spinininkas pėtų spinų. Girdai dabar kaip tėvė dirba? Nu, dabar jo. Kai važiuoja, viskas. Dabar kaip bitė. Parduodau delę 6,5. Noriu 6,500 eurų. 3.0, 2009 metų galas. Kas dar, gera spalva. Ten biškai, aišku, tas kėblas palamdytas, bet, nu, mašinai kiek šitų metų. 10-17 metų, tai normalu. Viskas važiuoja, viskas keista, nepresniausiai. Čekius gal galėčiau paduoti, bet jeigu reikės, aišku, kaip ir 17 metų senumo mašiną, manau, tai nėra aktualu. Bobslėjus. 2014 metų, o jėtų kaip senai. Olimpinis bronzinis bobas. Labą rytą. Labas rytas. O kur dabar čia ieškoti praėjimo? Labas rytas. Labas rytas. 5 aukštas kūlinių. Tokia, ne? Mobilių parduotuvytę. Nes mums reikės nusipirkti, nes mes neturim. Čia, kaip sakant, yra tam tikra įmonė, firma, gamintojas šoks patvirtintas vako šios organizacijos, tai tik su jų pirštinėm gali dalyvauti. Tatami 3, reiškia, labai daug kovų bus to light kontakto, Araldas dalyvaus. Ringas tik vienas. Nu, bet šiaip labai fainiai padaryta, man patinka. Aš skau, anksčiau, kai buvau Latvijai, tai taip gražiai nebuvo. Pažiūrėk, lenkia tavo svorį. Mainė mano amžiaus. Nu, amžiaus tai ne tavo. Kokie 17-18. Bet PM2.
Ne, kokia šiam. Ula, nes vyrių mergaitės nėra, žodžiu, jos kategorijos jaunimas nėra. Gal kažką pamatysim, tai nupieškosiu šio. Atvažiavom į Latviją, kovosim su lietuviu, būna visko, bet šiaip keista, kad skauda. Aplamai, nei šiam 7, nei 71 kg kategorijose nieko nerasta, o aš tikėjausi, kad bus labai daug. Kai būsim prie ringo, ten bus bendra įranga. Ateinam, duodam pasą, paliekam pasą kaip užstatą, gaunam įrangą, po kovos duodam įrangą, tai gaunam pasą. Tai toks niuansas. Arba mes galime nusipirkti savo. Tai aš manau, kad pirštinės tikrai galim, manau, nusipirkti, nes jų mums ateityje reikės, jeigu kas norit, galit. Palaikyk, dar čia plastiką pamesti iš karto, sakys 200 plius. O, kaip varžybinės. Investicija į jaunimo ateitį. Atvariau investuoti į jaunimą, nusipirkau savo apsukas. Čia Latvijos skemas. Kai atvažiuoju į Latviją, iš karto apskemina Latviją. Čia gariūnų turus. Grinai. Realiai? What the fuck? 3 teisėjai. What? Žiūri, cool. Aš irgi noriu. Jeigu tai laisvė taiko, vienas dingsta. Ten dar taiko dingsta, kai būna lygų, jeigu laisvė Latvijas įmuša, tada atsiranda raudonoji pusė. Jeigu vienas teisėjas, tarkim, duoda Latvijai. Ir jau matai, tarkim, 2-1. Tai dar viskas laimėjo. Man čia blemba reikia normaliai šilti. Pensininką ilgai šilą. Šiaip. Sutikom Čerkesovą. Galvojau, kad, kaip sakant, būsiu su juo galimai kovoje už 7 kilą, nes tikėjausi, kad jisai į mėgėjus nemes svorio. Bet, sakė, yra sumavęs krumplį. Varėme Latviją, kovosim su lietuviu finale. Ir kažkaip daugiau kickboksininkų, daugiau kickboksininkų pagal taisyklės. Tai labiau būtų mėgsta Latvijai kicklightą ar tai light kontaktą, kažkokį tai point fightingą. Žodžiu. Bet tam yra esmė. Aš arba kovoju prieš 19 metę, arba aš neturiu kovos. Tai mes, tipo, dabar dar vis sprendžiam klausimą, ar man apsimoka kovoti. Treneris sako, aš laimėčiau, aš dabar žiūrėjau jos kovą. Gali bloga diena kovojimo. We'll see. Bet čia priklauso, ar jinai priims iššūkį. Man čia vaikų nenudaužta. Čia kaip per olimpiadą. Eisi, darysi žiūrėti. Sekunduos, sakysi, mušk laukį. Eiki. Tu gal martinį neužduosi. Gali biškai tvirčiau, žiūrėk. Stipriau. O. Nu, žiūrint, kaip Danis kovos prieš kažkokį viršilą. Pusę metų nekovojęs. Kad man tik malkų negautų. Gerai, bet kovotojas, Lietuvos čempas. Vis tiek baisi. Kas čia yra prieš kažkokį? Mes malūną. Nu, tai atgal mes malūną. Bet mes jau tokį žiaurų. Man pačiam baisu dėl trenerio. Aš vat laukiu savo kovos, mano kova už 3 kovų yra. Tai čia savo apšilimą atiduodu, kad pafilmuoti vat šitą vaiką, jaunolį. Nu, davai žiūrim. Oi, čia Danis sukapos, čia jau biški matosi. Oi, man gaila pacano. Jeigu matė Utmos kovos, jisai šiaip boksoras. Be kojų šaudo viską. Aš jaučiu, kad paleidau vieną tokią nesąmonę, tokią malūną ir tokį iš vis belę mes, žinai. Nu, aš kusėk, yra tikimybė, kad tau mes belę ką pataikys. Tai akis, aš jaučiu, kad tu pačiu gavau ir čia, sukas neina normaliai. Tai dabar reikia iš kitos pusės atstatyti. A tu, brokolį, pirmą kartą atveriai čia? A normaliai tenai, jeigu įspirs neskaudės, kaip praeitą kartą? Tekšt. Aišku, skaudės. Skaudės, aišku, sak. Skauda. Jeigu apsaugoti yra. Kažkiek, ne, šiaip pasitaiko, metalinis. Yra gal pasiplasmasinis, jis kiaurą eina. Mums pasideda metalinis, ten gali su lazda. Jo, pabandom. Bandom. Soft close, above motion. Contact above motion. Judėk, iš šono. Pats, 1-2 koja. Dabar. Pats. Araldai, Neleidžiu, kai sekunduočiam, tai. Iš kojas į galvą.
su ranka matuok atstumą. Matuoji atstumą su ranka ir meti koją. Gerai, gerai, einu. Šunuolė, maldės, važiuom. Jisai neklauso ir jisai jau dega iki kovos. Jisai, žodžiu, kovo neprasidėjo, sako, nesąmoningos apsaugos. Kas čia per nesąmonė? Jis jau masto, kad čia yra blogai. Taip. Mano pirma kova. O, Laužė nekaltybė. Būna, aišku, viskas gerai. Turkuoja, šunuolis, sportuoja. Kiek tu metų? 33. Tai irgi pensininkas, sugalvoji pasiboksuoti. Sugalvojau pradėti. Gerai, geriau vėliau negu niekada. Turkuoja, šunuolis, gerai. Koja blokuoja kitą kartą, nematėjai visai kojų. Biškis. Maniau prieš viskas pradėjo plaukti. Biškis stresas gal, ne? Ne biški. Pirminis. Pataikė vis tiek buvo vieną blyną kažkokią ten metėjai, žinai. Gerai. Kaip ir būtų, jo. Gerai galvoju, neturiu ką pravesti, ne? Tai aišku, geriau patirtis. Taip. Va, matai kaip būna. Vis tiek vieną pataikė į akį. Šansų visi turi. Va, šansas čia buvo. Pataikė, yra šansas, bet gale dienos visus raundus išgyventi yra sunku. Bus maža medynė. Negerai. Permigau vieną. Jo, susirinksim daiktus. Vai, permėgau. O, atkalbėsim Raldą, kad neliktume Rygoje, nes Rygoje nėra ką veikti. Ne, davai, permėgau. Į Akropolį vėl nueisi. Vėl daužai mano mašiną. Aš nežinau. Aš jūs neparduosiu po to. Nežiūrėkit šitą. Tu mano mašiną iškart nuvertėjimą padarai ką tik ant pitako. Sorry. Dabar visiems pasakykit, pirkit mašiną. Pirkit mašiną. 6,5. Ir dar subscribe ir like. Jeigu žiūrėjote iš tos vietos ir neperkat mašinas, parašykit komentarą. Ten mašinas neperku, bet žiūriu. Ir mes galbūt vienam iš jūsų laimingam padovanosime marškinėlius klubą. Laukimas. Taip. Raldas vis dar nori pasilikti Rygoje. Raldai. Ką? Ką čia veiksim? Tai tu prisijungsi? Tai ateinu, gerai. O, Raldai, tam aš užjaučiu jau dabar, žinau. Aš matau savo deką ir matau, kad tau bus ragas. Aš irgi tai užjaučiu. Och, tu niekšė tu. Ką dabar? Ką galvoji? Peržaisime, Raldai, viskas. Pralašiu. Va, dabar jau nufilmuota, kad laimėjau. Nori dabar su savo dekai. Bet kai pasieksiu tavo lygio, galėsiu. Nepasieksi mano lygio, tu negali pranokti sensėjaus. Bet jeigu nori su savo dekais, kad tave sunaikinčiau, sakyk man. Ir taip sunaikinčiau. Davai, dar vieną. Tai pala, jinai čempionė yra. Jo? 3 kartus Lietuvos čempionė. Jinai yra pilnametė. Šiais metais 19 mūsų. O, lele, berniukai, norim, oi. Neduok jį dirbti iš toli, bet pradžiai neskubėk. Neskubėk įsivelt, nes visą laiką įsivelt spėsi. Žiūrėk, ką jin darys. Ar jin... Nežinau, man rodos, kad jo. Stumk. Tai jeigu, kaip sakant, jinai matai, kad iš toli laiminėja, tada einam arti boksuotis, ne? Žiūrėsim, manau, kad tiesiog reikėtų jai neduoti erdvės, pažiūrėsim, kaip tu seksis. Ir viskas gerai. Rankų iš karto, neik atgal, eik į priekį. Vo taip, ir koja. Aš pavargau. Nu, aš tik pavargau, tai pavargau tau šauk, kad pradėtum nuo rankų. Žiūrėk, labai trumpai, nusitaikyk, eik arti, neskubėk, biškį lenks. Tiksliai pataikyk rankom, tikslumą biškį jo. Ir tada pabaigoji kojam, ne pradžiai kojos nereikia. Ir koja. Šunuolė, miegoja jinai, labai miegoja. Ne, bet jinai labai kieta. Smūgis, žinau, labai jaučia. Bet miegoja visą kovą. Tokia nesava. Būna, visą gerai, labai gerai pavarėjai. Ypač suktukas ant galo, pasaka.
Gyva? Žiūri skaudė. Nu, turėjo skaudėt. Nu, kad tu mėgoji visą kovą, iš esmės. Man sakė, kad stipriai muši, bet mėgoji visą kovą. Jie, jaunimas, aplamai, bendrai, kaip psichologiškai perdega, tu jiems sakyk, ką nori. Sakyk, judėk, jisai, sakyk, mušk ranką, jisai mušk koją. Sakai, judėk, jisai nejudės. Sakai, į priekį, jisai atgal. Iš esmės, jau jie daro pagal instinktą, pagal save. Patirties reikia dar daugiau. Oi. Jo, aš kitą kartą skaičiu, muškit koją, jūs ranką muštumėt. Nulis bankės, nulis taktikos, nulis strategijos. Visiškai nieko, nulis klausos. Jeigu taip kovotai, čia dar 10-10 priloši, tai žinai. Čia nebuvo ta ūla, kuri būna normaliuose varžybose. Tai pirmas raundas išbėgo, neaišku ką darė, po pirmo raundo pareina verkia. Nesu matęs, kad verktų, bet verkia po pirmo raundo žmogus. Sako, nervas ima. Ar kas ten buvo, net nežinau ką sakė, nervas ima. Nu, dėl ko? Dėl ko? Kažką ten melia. Oh, thank you. Maybe on the podium. Okay. Ačiū. Jei. Paploti galit visi. Gražiai, pirmas pensionierius. Oh, thank you, nice. Oh, Hells Angel, Classic. Prašau, Latvija Open. Matot kokį, kaip gražiai čia pakūrė. M dydis kaip tik, kad nesustarėčiau. Ta maikė gal kažkaip, nežinau, užsimesk ant pečio, kažką padaryk. O, palauk, kažkaip tau užduoščiau. Gerai bus? Nu džiaugs, bent kažką gavai. Off-seasonas sportavom, šį kartą dalyvavom Latvijoje, Vako Open Latvija turnyre. Eilinį kartą buvo visko ir pergalių, ir pralaimėjimų, kaip visada. Pasiėmėm kažkokių pamokų, žinom, manau, jaunimas tikrai žinos, kur padarė klaidas. Off-seasonas tęsiasi, eilinį kartą ačiū tėvelim, kad atvyko, keliaujam toliau ir galbūt jau galimai greičiausiai anksčiausiu metu susitiksime rugsėjį 26 dieną Utenos turnyre ir galimai. Dar nenoriu sakyti, kad tikrai bandysim laimėti diržą, bet jau kovosime dėl diržo. Tai kol kas tiek, laukia sunki vasara, jeigu viską pasitvirtinsim. 3 stovyklos Vilniuje, Ispanijoje, išvyka į Vengriją, žodžiu. Kelionių nusimato į priekį nemažai. Ačiū, kad palaikote ir iki kitų kartų.